23 užduotis. Paveiksle pavaizduotas lygiagretainis. Taip pat duoti santykiai, kuriais yra dalijamos tam tikros lygiagretainio atkarpos. Na ir pirmoji šio uždavinio dalis prašo išreikšti vektorius BD ir BF vektoriais A ir B. Taigi pirmiausia imamės vektorio BD. Na ir iš tiesų šitą vektorių išreikšti labai paprasta. Tiesiog taikome vektorių atimties taisyklę, nes žinome, kad jeigu atimame, pavyzdžiui, vektorius A ir B, tarkim A minus B, tai tuomet rezultatas yra vektorius, kuris jungia šios du vektorius, bet jisai yra nukreiptas į turinį. Tai yra į tą vektorių, iš kurio mes atimame. Žinoma, dar tie vektoriai turi išeiti iš to paties taško, kaip čia ir yra šiuo atveju. Taigi, iš tiesų, BD vektorius ir atitinka būtent skirtumą A minus B. Taigi, taip išreiškime vektorių BD. Toliau išreiškime vektorių BF. Na, čia jau šiek tiek galbūt sudėtingiau, bet taip pat viskas yra įveikiama. Čia dabar taikydami, tai yra žinodami tai, kad duoti štai tokie santykiai, mes galime pasakyti, kad jeigu DF sutinka su FB taip kaip 2 su 1, vadinasi, kitais žodžiais dar tariant, šita atkarpėlė yra 1/3 visos šios atkarpos. Nes kas yra santykis? Santykis tai čia parodo, į kiek dalių aplamai yra dalijama ta atkarpa. Tai yra 2 + 1 yra 3. O šitas skaičiukas reiškia parodo, kad yra viena dalis. Čia būtų 2 dalis tos visos atkarpos. Taigi, ir gaunasi, kadangi FB atitinka viena dalis, viso yra 2 + 1 3 dalis, vadinasi, BF yra 1/3 BD. Na, o tuomet, kadangi žinoma, čia šitie vektoriai BF ir BD yra koliniarūs, tai tiesiog tada tiesiog mes tuomet ir galime užrašyti, kadangi žinome, kad BF yra 1/3 BD ilgio, tai tada reiškia ir vektorius BF yra 1/3 vektoriaus BD. O kadangi mes BD žinome, kam yra lygu, tai tiesiog tada vietoj BD vektoriaus ir rašome A minus B. Taip mes išreiškime vektorius BD ir BF vektoriais A ir B. Antroji dalis prašo įrodyti, kad EF vektorius yra lygus 1/3 vektoriaus AC. Na, mes galime tai įrodyti štai taip. Pagal lygiagretainio taisyklę mes žinome, kad jeigu vėl vektoriai yra atidėti iš to paties taško, tai jų suma yra lygi, reiškia vektoriui, kuris būtų štai šioje lygiagretainio įstrižainėje AC. Vadinasi, AC vektorius yra lygus A plus B. Tuomet EF vektorius pagal trikampio taisyklę yra EB plus BF. EB mes surandame kaip. Vėl, EB vektorius yra koliniarus vektoriui AB. Mes žinome, kaip šitas taškas E dalyje atkarpa AB. Tai yra santykių 1 su 2. Vadinasi, EB yra 2 dalis. Viso yra 3 dalis, tai EB yra 2/3 vektoriaus AB. Tai tokiu atveju EB atitinka 2/3 B, o vietoj BF mes ką rašome? Jau anksčiau buvome išsireiškę, kad BF vektorius yra 1/3 A minus B. Tokiu atveju mes tiesiog pertvarkome šitą reiškinuką ir gauname dar iškėlę 1/3 prieš skliaustus, kad EF vektorius yra 1/3 štai tokių vektorių suma A plus B. O A plus B tai yra vektorius AC. Taigi taip mes ir įrodome.